Sveikas, Nerijau. Sveikas, Jonai. Girdėjau, kad šiurpinai tautą prognozuodamas Eurolygos rezultatus praėjusią savaitę Orakulo B3 žaidime. Praeitas turas man buvo itin sėkmingas, o šiame turėjo daug sudėtingų rungtynių, kurias reikia nuspėti itin tiksliai. Ir pirmosios rungtynės Olympiakosas prieš Milano Armani. Ir Olympiakosui reikia atsirevanšuoti už pralaimėjimą, skaudų pralaimėjimą išvykoje. Ir aš manau, kad jie tai padarys, vis dėlto turėtų įtraukti Armani į sudėtingas klampės rungtynės, gynybinės rungtynės, kur nebus įmesta daug taškų ir Olympiakosas laimės didesnę negu 10 taškų persvarą. Antra prognozė Atėnų Panathinaikosas prieš Vitorijos Laboral Kučą ir dvi komandos su visiškai skirtingom perspektyvom Eurolygoje. Atėnų Panathinaikosas kovoja dėl vietos 8-tuke, Laboral Kuča nebekovoja dėl nieko. Todėl aš manau, kad Atėnuose lengvai turėtų laimėti Atėnų Panathinaikosas. Trečia prognozė iš Ispanijos, kur Malagos Unicaja žais su Stambulo Anadolu Efes komanda. Unicaja mums pažįstama dėl trenerio Žuano Plazos, Mindaugo Kuzminsko, Domanto Sabonio. Rezultatyvi komanda žaidžianti prieš varžovus, kuriem tai yra paskutinio šanso varžybos. Bet abejoju, ar tai yra pakankamai tikslus pagrindas tikėtis, kad Stambulo komanda mes iššūkį Malagai. Vis dėlto aš manau, kad rezultatyviuose rungtynėse turėtų laimėti Malagos Unicaja. Ketvirta prognozė iš Katalonijos, Barcelona, Stambulo Fenerbahče. Ir mes dažnai Sporte sakome, kad komandai atėjo laikas pralaimėti. Ir 8 kartų iš eilės laimėjusiai Barcelonai, aš manau, kad tai yra ta diena. Fenerbahče žaidžia tokį krepšinį, kuris yra pavojingas agresyviai rungtyniaujančiai Barcelonai. Tai yra klampus gynybinis krepšinis, labai daug išraiškos ir labai daug taktikos. Aš manau, kad aš surizikuosiu ir manau, kad Fenerbahče išsiveš pergalę iš Barcelonos. Penkta prognozė Stambulo Galatasarajus namuose prieš Madrido Realą ir aš manau, kad Stambulo klubas neturi jokių šansų. Vis dėlto Realas, nors ir klubas Maskvoje prieš porą savaičių, yra per stipri komanda Stambulo Galatasarajų, kurie remiasi 2-3 krepšininkų lyderystės paslaugomis. Iš tikrųjų, tai nelygiaverčių varžovų dvikova Madrido Realas išsiveš pergalę iš Stambulo. Šešta prognozė Belgrado Partizanas prieš Miuncheno Bayerną ir vėlgi tai yra dvikova komandų žaidžiančių gerai namuose ir šiuo atveju tai yra Partizanas, rungtyniaujantis savo namų arenoje, rungtyniaujantis išskirtinai gerai gynyboje, ko labai nemėgsta vokiečių komandos. Ir aš manau, kad Partizanas turėtų iškovoti antrą pergalę būtent savo gynybos ir sirgalių dėka. Septintoji politinė prognozė Kauno Žalgiris, Maskvos CSKA Kaune. Ir įdomios varžybos tuo, kad, aišku, politinis fonas turėtų sirgalius paskatinti Žalgirį pakilėti visiškai kitą emocinį lygį. Kauno klubas tikrai susikaus su CSKA, aš visą laiką buvau skeptiškas jų atžvilgiu, bet aš manau, kad šį kartą jie sužais geriausią sezono rungtynės. To nepakaks pergaliai, bet Kauno klubas turėtų įmesti daugiau negu 70 taškų. Bijausi, kad praleis daugiau negu 80, vis dėlto komandų pajėgumai yra skirtingi, bet tas emocijos, kurias Žalgiris padovanos mums per tas rungtynės, turėtų būti teigiamos. Ir paskutinė prognozė Krasnodaro Lokomotyvo su Simu Jasaičiu ir Manto Kalniečiu prieš Tel Avivo Maccabi. Tai vėlgi yra puolimo rungtynės, abi komandos ginasi silpniau. Ir turint galvoje, kaip gerai pasirodė Krasnodaro klubas paskutinėme ture prieš Maskvos CSKA, aš vis dėlto manau, kad Krasnodaro klubas šį kartą iškovos pergalę prieš favoritais laikomus Tel Avivo Maccabi krepšininkus. Štai Nerijau, mano prognozės šiame Eurolygos turui ir kuo įdomesnė Eurolyga, tuo man įdomiau dalyvauti Orakulas B3 turnyre, prognozuoti, nes mano prognozės lemia ir kitų Orakulas B3 žaidėjų nuomonės ir jų analizę. Taip kad Eurolygos kovos aštrėjo kova ir B3 turnyre.